Kengūros priežiūros metodas. Kengūros priežiūros metodas buvo pradėtas taikyti 1978 metais Kolumbijoje, Bogotos mieste. Tada sergantiems ir neišnešiotiems naujagimiams pritrūko inkubatorių. Kad mažyliai nesušaltų, buvo nuspręsta juos guldyti prie mamų. Vaikai buvo dedami mamoms ant krūtinių po drabužiais. Taip sukurtas vadinamas odos prie odos kontaktas. Netrukus pastebėta, kad šių naujagimių būklė ėmė sparčiai gerėti. Kengūros priežiūros metodas, arba kitaip vadinamas oda prie odos kontaktas, tai yra geras ir malonus metodas abiem, tiek mamai ar tėčiui, tiek pačiam naujagimiui. Naujagimis paguldomas mamai ar tėčiui ant nuogos krūtinės. Siekiama, kad būtų kuo daugiau odos kontakto. Mamos organizmas ypač jautriai reaguoja į vaiką. Jos kūno temperatūra krūtinės plote gali keistis pagal jo poreikį. Jei naujagimiui reikia šiltesnės aplinkos, krūtinės plote temperatūra pakyla. Jeigu mažylis per daug sušyla, temperatūra sumažėja. Mokslininkai nustatė, kad per 2 minutes mamai esant šalia naujagimio, jos krūtinės plote temperatūra gali kisti net 2 laipsniais. Kengūros priežiūros metodą rekomenduojama taikyti ne trumpiau nei valandą, jo dažnumas ir trukmė priklauso nuo naujagimio būklės. Prieš pradedant kengūros metodą būtina įvertinti mamos pasiruošimą ir naujagimio pasiruošimą. Kai mes vertinam naujagimio pasiruošimą, vertinam jo kvėpavimą, vertinam širdelės darbą, vertinam jo sugebėjimą reguliuoti savo kūno temperatūrą, mes vertinam, kiek jisai yra aktyvus, kiek jisai sugeba atsakyti į būtent šitą metodą taikymą. Vertinant mamos pasiruošimą, labai svarbu įvertinti jos sveikatos būklę. Ar jinai sugebėtų tam tikrą laiką išbūti sėdimoj padėty. Ar jai netaikomas koks nors specifinis gydymas. Vertinama, kiek jinai žino ir turi informacijos apie kengūros metodą. Vertinama jos emocinė būsena. Ar jinai ateityje norės maitinti naujagimį iš krūties. Šitam metodui taikyti reikalingas specialus fotelis, kuris turėtų atramą kojom, tam, kad mama galėtų kojas pakelti aukščiau. Tai yra labai svarbu, tam, kad nesusiformuotų krešuliai venose. Kadangi anksčiau laiko gimę mažyliai negali reguliuoti savo kūno temperatūros, vaikeliui reikėtų uždėti kepurėlę ir būtinai užkloti. O mamai rekomenduojama šalia turėti veidrodėlį, kad galėtų stebėti vaikučio veidą. Gerėja jo kvėpavimo funkcija, jisai greičiau reguliuoja temperatūrą, kontaktas su mama ar tėčiu padeda jam įveikti stresą, greičiau auga svoris, naujagimis greičiau užmiega, jį pasiekia ramybės būseną. Naujagimis trumpesnį laiką praleidžia ligoninėje, jisai greičiau sveiksta. Kengūros priežiūros metodo nauda tėvams. Sustiprėja ryšys su naujagimiu, mamai gaminasi daugiau pieno, ji galės sėkmingai ir ilgai maitinti savo mažylį. Mama greičiau atgauna jėgas, didėja pasitikėjimas savimi kaip mama. Tėvai iškart ir labiau įsitraukia į vaiko priežiūrą. Šitos akimirkos yra labai svarbios šeimos gyvenime, tiek naujagimiui, tiek mamai, tiek tėčiui. Ir norėčiau padrąsinti tėčius. Nepraleiskite šitos progos.